Jeigu norite save išbandyti IT srityje, manau, kad programinės įrangos testuotojas tai būtų jūsų pirmasis kelias. Todėl, kad ten galite pradėti savo karjerą net neprisiliesdami prie programavimo. Pirmasis etapas, pirmasis žingsnis yra rankinis testavimas. Jeigu jums pasirodys jis nuobodus, galite pereiti į aukštesnį lygį, rašyti automatinius testus, čia jau šiek tiek reikės programavimo žinių. Mokantis Techin, programinės įrangos testuotojai iš pradžių išmoksta bazinių dalykų, kuriuos privalo žinoti kiekvienas norintis dirbti IT srityje. Pavyzdžiui, tinklapių kūrimas, programavimo pagrindai, operacinės sistemos ir panašiai. Atėjau mokytis į Techin mokymų centrą, nes girdėjau gerus atsiliepimus, tad paruošė stiprius specialistus, kad yra labai geri dėstytojai ir mokiniai gauna labai gerus pagrindus. Man labai patiko mokytis Techin, nes labai gerai buvo struktūrizuotas mokymosi procesas, kad visi dalykai buvo mokami paeiliui, nebuvo suplakta viskas ir vieną dalyką atsiskaityti, tada kitas prasideda dalykas. Taip pat labai kokybiškai rengtos klasės, labai geri dėstytojai, atsidavę savo darbui, labai padėdavo viską, tai labai fainai čia. Noriu toliau tobulėti, gilinti žinias, tapti gera testuotoja, o paskui bus matyti.